Pirmiausia, reikėtų kalbėti prevenciškai, kad namuose neturėtų mėtytis jokių bereikalingų daiktų, o visi esantys žaislai turėtų atitikti kūdikio ar vaiko amžių, tam, kad būtų kuo mažesnė tikimybė užspringti. Tokio amžiaus vaikučiai turi labai stiprų griebimo instinktą ir gali svetimkūnį įsidėti burną ir tokiu būdu paspringti. Pirmiausia, reikėtų atskirti, koks yra užspringimas, kadangi užspringimas gali būti dviejų tipų. Vienas iš jų, kada kūdikis galės kosėti, galės verkti, vadinasi, jis bus kvėpuojantis. Kitaip tariant, svetimkūnis tik dalinai bus užstrigęs gerklėje ir su šiuo stipriu instinktu bus bandoma kosulio metu pašalinti svetimkūnį. Kitas būdas užspringti, kada kūdikis nebegalės verkti, nebegalės kosėti, nes jis nebegali kvėpuoti. Vadinasi, svetimkūnis yra pilnai užspaudęs kvėpavimo takus, nesigirdės jokių papildomų garsų ir mes įtarsime, kad jis yra pilnai užspringęs. Bet kokiu atveju, jeigu kūdikis yra pilnai užspringęs, vadinasi, jisai nebegali nei kosėti, nei verkti, kuo greičiau reikia skambinti skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112. Kaip kuriuo atveju padėti? Mano pirmasis atvejis, kada yra tik dalinis užspringimas, kol kosėja kūdikis, mes turim tik skatinti kosėti. Labai padėtų, jeigu jį mes palenktume žemiau. Tai vadinasi, skatintume toliau išsikosėti. Jeigu taip nutiko, kad visgi kūdikis užspringo pilnai, jis pats nebegali kosėti, nebegali kvėpuoti, vadinasi, mes kuo greičiau turime įsikišti. Pirmiausia, pasidedam kūdikį ant savo dilbio, palenkiam galvą ir kūną žemiau ir 5 kartus turėsime tarpumente stuktelti kūdikiui. Jeigu po 5 stuktelimų kūdikis nepradėjo nei kosėti, nei verkti, vadinasi, jis dar vis yra nekvėpuojantis. Kuo greičiau keičiam judesį, stabiliai prilaikant galvą, pakeičiam judesį ir 2 pirštais statmenai per patį krūtinkaulio centrą, kitaip sakant, spenelio liniją iškart žemiau, turime 5 kartus daryti Heimlicho manevrą. 1, 2, 3, 4, 5. Jeigu dar vis neatspringo, keisim judesius ir taip 5 kartai, kol atsprings arba neteks sąmonės ir reikės pradėti gaivinti.